Sveiki atvykę į Mėnulio miestą. Kaip matėte iš dekoracijų, mes šiandien pasipuošę magiškai. Ir tai nebereikalo. Dėl to, kad mes šiandien sukursime tikrą burtininkų lazdelę. Bet kad ji būtų tikrai stebuklinga, mes turime akcentuotis į 4 dalykus. Pirma, ji turi būti elegantiška ir gerai jaustis rankoje. Antra, ji turi paklusti balso komandoms ir reaguoti į judesį. Trečia, ji turi duoti grįžtamą ryšį, kad mes suprastume, kas vyksta. Ir galiausiai mes sukursime tokį user experience, kad galėsite kovoti dvikovose prieš savo draugus. Kiekvienas projektas iš pradžių prasideda nuo idėjos. Tada iškart griebiu telefoną ir pradedu daryti tyrimą. Geras researchas sutaupo ir laiko, ir pinigų. Tyrimai rodo, kad klaida aptikta vėlesnėme etape gali kainuoti maždaug 10 kartų daugiau nei aptikta anksti, o kai kuriais atvejais net iki 1000 kartų brangiau. Todėl ankstyvas išsigryninimas yra kritiškai svarbus. Kai jau žinau, kokias detalės naudosiu, pradedu galvoti, kaip jas kuo kompaktiškiau ir protingiau sutalpinti. Čia prasideda produkto vizualizavimas. Iš pradžių nusibraižau paprastą eskizą ant popieriaus, tada viską susimodeliuoju kompiuteryje ir galiausiai atsispausdinu su 3D spausdintuvu. Aišku, iš pirmo karto retai kas pavyksta, dėl to prototipavimo etapas yra labai svarbus. Pavyzdžiui, darydamas savo pirmąją lazdelę, maniau, kad sensorius geriau reaguos į judesį, jeigu jis bus lazdelės viršuje. Deja, plokštę teks perkelti į priekį, kad mikrofonas aiškiau girdėtų, ką sakau. Tai grįžtu atgal prie braižymo, modeliavimo ir spausdinimo. Taigi, atsispausdinau detalės. Ir čia labai svarbi vieta, būtent čia bus mūsų plokštė. Perkelus plokštę į priekį, galėjau sumažinti pačią lazdelę, geresnės proporcijos, mažiau masės ir daug profesionalesnis vaizdas. Einam prie litavimo. Kaip matėte, mano litavimos etapas nėra tobulas, bet čia ir yra visa kūrimo esmė. Tu pradedi su to, ką turi ir po truputį judi į priekį. Jeigu norite prisidėti, Patreon nuoroda yra video apačioje. Jūsų parama man leis dirbti su geresniais įrankiais bei imtis dar didesnių, ambicingesnių projektų. Aš dirbu robotikos įmonėje, programuoju robotus, bet nuo vaikystės svajojau juos kurti nuo nulio. Šis YouTube kanalas ir yra apie tai. Aš noriu parodyti, kaip gimsta technologijos, nuo idėjos iki realaus daikto jūsų rankose. Ir, jei viskas pavyks, kartu išmokti kažko naujo. Pažiūrėkite šitą plokštę. Ji mažesnė už mano nykštį, bet čia viduje visas mano burtų lazdelės protas. Čia yra Seeed Studio Shao NRF 52840 Sense mikrovaldiklis. Tai mažas kompiuteris, kuris skaito jutiklius, priima sprendimus ir valdo visą sistemą. Šitoje plokštėje slepiasi IMU. IMU reiškia Inertial Measurement Unit. Inercijos matavimo blokas. Dažniausiai jis susideda iš akcelerometro ir giroskopo. Kartais dar būna ir magnetometras, bet pagrindas šitie du. Akcelerometras jaučia pagreitį. Jis fiksuoja, kada lazdelė pajuda, kada sustoja, į kurią pusę mosteliu. Kuo mostas stigesnis, tuo signalas stipresnis. Giroskopas jaučia sukimas. Kai aš pasuku lazdelę į kairę, į dešinę ar pakreipiu aukštyn, jis tai užfiksuoja. Tai leidžia plokštei suprasti ne tik, kad aš judu, bet kaip aš judu. IMU yra svarbus, nes jis leidžia objektui suprasti judesį realiu laiku. Dėl to IMU rasi telefonuose, ekranų pasukimas, dronuose stabilizacija, robotėse balansas ir navigacija. Net VR įrangoje. Ir dar čia yra mikrofonas. Plokštė gali girdėti mano balsą, garsą, plojimą. Tai reiškia, galiu turėti balso komandas. O štai čia Bluetooth antena. Ji leidžia lazdelei belaidžių ryšių siųsti mano mostus ir burtažodžius į telefoną ar kompiuterį. Judėjimas, sukimasis ir garsas, lazdelę paverčia magija, o technologija žaidimu. Viskas sulitavus ir suklijavus, beliko vienas žingsnis – dažymas.
Galėjau truputį labiau pasitengti su dažymu, bet manau ir taip atrodo labai gerai. Patogiai laikosi rankoje. Čia įdėjau jungiklį, kad galėtume įjungti ir išjungti lazdelę. Taipogi galima pasikrauti bateriją su įkrovikliu. Svarbiausia, kad judinant ar kratant nesigirdi jokio garso, niekas nebarška. Ji nėra labai sunki, todėl galima laikyti ilgesnį laiką. Mano vertinimas, ji yra elegantiška ir patogi. Dabar tikriausiai laukia sunkiausia dalis, tai išmokyti lazdelę, judesio ir balso komandą. Jeigu šitai pavyks, tai jau bus pusė darbo padaryta. Dabar rašau kodą, kuris lazdelį duoda pojūtį. Aš nuskaitau imu, akcelerometrą ir giroskopą. Paskaičiuoju roll, pitch, jo ir kas 20 milisekundžių per Bluetooth išsiunčiu juos į kompiuterį. Tada kompiuteryje tuos kampus naudosiu kaip valdymą. Jo bus pasukimas į kairę ir į dešinę, pitch bus pakreipimas į viršų ir į apačią, o roll papildomiems efektams ar gestams. Pabandom, pratestuojam, ar viskas veikia kaip turi. Dabar palenksiu į kairę, turėtų rašyti left. Pakreipsiu į viršų, turėtų rašyti up. Matau, kad kažkas negerai, padariau klaidą, greičiausiai sumaišiau kryptis, tai tuoj 1 sekundę ir pataisau. Gerai, dabar turėtų veikti teisingai. Pabandom. Pakreipiu į apačią, į viršų, į kairę, į dešinę, į kairę. Atrodo, veikia teisingai, judesį turim, sekantis etapas yra balso komandos. Gerai, judesį jau turime, tad galime pereiti prie balso komandų. Tam naudosiu Seeed Studio Shao NRF 52840 Sense, nes jame yra visko, ko reikia balsui. Bluetooth, mikrofonas ir pakankamai atminties. Jame yra 256 KB RAM, 1 MB flashas ir papildomai 2 MB onboard flash. Kad balso atpažinimą pasidaryčiau greitai ir tvarkingai, naudoju Edge Impulse. Čia yra platforma, kur tu susirenki garso įrašus, sužymi, kuri komanda yra kuri, apmokai modelį ir tada jį eksportuoji į mikrokontrolerį, kad veiktų tiesiog pačioje lazdelėje. Šitas dalykas vadinasi keyword spotting. Kaip Hey Siri, tik vietoj Siri aš mokau savo burtus. Aš apmokinu savo 5 komandas: Ignis, Orbis, Reflexa, Silex, Vitra. Duomenų turiu nemažai. Įrašiau 575 samplus trainingui ir dar 146 samplus testui. Ir rezultatas gavosi tikrai geras. 95,7% tikslumas. Tai planas paprastas. Lazdelė klausosi, atpažįsta vieną iš 5 žodžių ir tada paleidžia atitinkamą veiksmą. Prieš pradedant kurti žaidimą noriu pakalbėti dar apie vieną funkciją. MediaPipe. MediaPipe yra įrankių rinkinys, kuris realiu laiku iš kameros vaizdo gali atpažinti žmogaus kūną ir judesius. Jis dažnai naudojamas tokiems dalykams kaip kūno pozos aptikimas, mato tavo kūno taškus ir kaip juda rankos, kojos, liemuo. Rankų atpažinimas ir gestai. Gali sekti pirštus ir suprasti gestus. Veido aptikimas, mimikos, filtrai, AR efektai. Man šita idėja labai tinka, nes noriu, kad mano judesiai atsikartotų žaidime. Kad atrodytų realistiškai, lyg aš pats valdyčiau savo veikėją kaip avatarą. Ir kad tai patikrinčiau, aš padariau mini eksperimentą. Žinot žaidimą Subway Surfers? Aš susikūriau Python kodą, kuris naudoja MediaPipe Pose. Per kamerą mato mano judesius, o pagal juos padarau valdymą. Pajudu į šoną, veikėjas pajuda į kairę arba į dešinę. Pakeliu rankas, jis pašoka. Atsiklaupiu, padaro kulverstį. Tai einam pažaisim ir pažiūrėsim, kaip man sekėsi. Tenkimės. Tenkimės. Все, нет. Play. Ой, jau pagausiu. Triušis kažkoks. Ai. Slenkiam. Opa. O, žiauriai kulvės. Šokam. 300. Davai, dar 200. Nesustok, bėk. Bėk, Jurgi. Dabar paslenk. Veikinas. Opa. Opa. Ar bus 500, ar bus 500, nemačiau. Ir... Oh no! 457!
gerai, paskutinį kartą. Užsižaidžiau. Mūsų video ne apie žaidimą. Aš smagu pažaisti. Nieko nemeluosiu. Pasiėmėm šitą, kas čia, šutiniai. Ne, tai tiesiai. Dabar, kai keliau modelį, viską sujungiau, galiu pradėti bandymus. Kai pasuku lazdelę, LED pradeda pulsuoti mėlynai. Tai reiškia, kad lazdelė užfiksavo judesį. Tada pasakau Ignis ir LED po truputį įsijungia. Ignis. Kiekvienas burtas turi savo spalvą. Jeigu tiesiog pamosiu lazdelę, užsidega violetinė spalva. Bet jei pasakysiu Ignis, nieko neįvyks. O jeigu sakau Vytra, burtas paleidžiamas. Ignis. Vytra. Jeigu nepavyksta, LED užsidega raudonai ir galiu bandyti burtai iš naujo. Dabar, kai viską sujungiam, galim pagaliau išbandyti, kaip veikia mūsų burtų lazdelė dvikovose. Tam į pagalbą pasikviečiau Noelį. Jis bus mano varžovas. Labas, Noeli! Labas, Pauliau! Ar tu pasiruošęs savo pirmąjį burtininkų dvikovai? Tai aišku. Bet mes neatrodom kaip tikrai burtininkai. Mums reikia upgrade'o. Ar tu nori išbandyti sprikto magiją? Bandom. Va, dabar atrodome kaip tikrai burtininkai. Einam pakovoti dvikovoje. Battle! Nu, ką tu moki? Orbis. Ignis. So. Salės. Turėks. Vytra. Vytra. Čia į mane paleidė Vytra. Aš pralaimiu. Vytra. Visi. Haha, Orbis. Turėkis ledą. Ba! Ai, ne, čia ne šitas. Gerai, šitas tai šitas. Salės yra ledas. Vytra. So, that's all you got? Vytra. O ne. That's all you Ne, got? pralaimėsiu toj. Mini bro. Vytra. Turėkis savo. Turėkis savo. Vytra. Bam, Come on, Vytra. 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 Vytra, Vytra, Vytra. A tu tik su Vytra ir žaidė, be? Jep. Tu sukčius esi. Man jis labai lengva. Lengviausias padaryti Vytrą? Jep. Ir žydė. Aš tai noriu Salės padaryti. Vytra. 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 Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Žiūrėk, kiek daug bam, bam, meteorų. Ha. Vytra. Ai, nespėjau. Vytra. Aš bandau Salės padaryti. Vytra. Nenoriu Vytra. Vytros. Nedarysiu Vytros specialiai. Bam, 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 bam. Ne, paskutinės gyvybės. Bam, bam, bam. Žiūrėk, vieną gyvybę, turiu šansą. Vytra. Tai tu nugalėk mane. Cyrus. Žiūrėk. Žiūrėk, liko ir tavo vieną gyvybę. Vytra. O ne, laimėjai. 1-0. Šį kartą nepasiduosiu už tau taip lengvai. O čia žaidžiu. Orbis buvo žalias. O, refleksą. Pirmą kartą. Refleksą? Salės. Kaip refleksą? Refleksą. Viršų ir į apačią, bet sunku padaryti. Vytra. 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 Orbis. Ignis. Žiegnyba, manęs nepaliesi. Vytra. Šoka, žiūrėk. Mano žmogiliukas kaip šoka. Vytra. Gerai. Vytra. 61. Vytra. Vytra. Žiūrėk, visą gyvybę tau nėra. Ieškok negali. Pauliau, šitam. Tai. Kur tas Vytra dingo? Orbis. 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 Vytra. Žiūrėk. Žiūrėk, klausyk. Oh no, I'm gonna die. Vytra. Ignis, aš apsiginsiu ir tu manęs nepaliesi. Vytra. Ignis. Va, spėjau.
Tolerate. Vitra. Projektas baigtas. Jeigu patiko stebėti, kaip viskas gimsta nuo idėjos iki rezultatų, paspauskite like ir prenumeruokite, kad nepraleistumėte kitų projektų. Jei turite idėjų, kurias norėtumėte, kad pabandyčiau įgyvendinti, parašykit komentaruose. Iki greito susitikimo kitose projektuose.